tai išvesdavau savo klasiokas žaisti už pinigus, tai buvo man pirmas pinigų uždirbimas. O šiaip pradėjau studijuoti programavimą ir praktiškai paskutiniuose kursuose pradėjau dirbti įvairias įmonės ir dizainerių. Padariau savo internetinį tinklapį apie alų ir apie alų įsitraukiau, labiau patiko, tada perėjau renginių organizavimą, gal šventės, stambos turizmą ir sakant, pirško kartalos. Supratau. O tai kada verslą lengviau pradėti, ar anksčiau buvo ar dabar? Nu, tada gal vis tiek aš turėjau kažkokį pastovų darbą, tas verslas iš pradžių buvo tik hobi. Dabar jau praktiškai kaip pragyvenimo šaltinis. Kada buvo lengviau, tai galbūt tas laikas buvo biškių lengviau. Statymai iš tikrųjų buvo paprastesni, nereikėjo turėti įmonės, galėjai dirbti pagal autorinės sutartis ir panašiai, o kai autorinės sutartis užsiraukė, ta prasme, didelius kainas dėti, tas antkainius, tai atsirado būtinybė užsiregistruoti įmonę ir dirbti kitam aukštesniam lygiai, kurio iš tikrųjų man mažiausiai reikia. Supratau. O sakykit, dabar verslauti 10, žinot, kas tai yra? Iški skaičiu. Jo, užmetė tą kėdį. Mes dabar mūsų dalyviai, tai yra visiems buvo pristatyta idėja, kad jie gali padidinti vertę 10 kartų, ar ne? Pirmam etapė iš 1 į 10 litų, antram etapė iš 10 į 100 ir trečiam iš 100 į 1000. Tai va, jeigu jums reikėtų dalyvauti tam konkurse, ką jūs darytumėte per tą? Gal turite kažkokią idėją, kurią galėtumėte pasiūlyti? Iš kartų imčiau 100 litų, kad 1000 turėtų. Nes man viskas taip ir iš tikrųjų pasidarė. Iš pradžių aš uždirbau 100 litų, po 100 litų investavau, uždirbau 1000, taip sakant. Tai gal norėtumėte iki milijono dar nedariau, bet... Tai gal galima pakviesti sudalyvauti, gal mes kūrėm tokią verslininkų komandą. Šiuo metu tiesiog laiko nelabai turėsiu, nes prasidėjo turizmo sezonas, metas turiu labai daug turistų, labai retai mūsų vidurė sunkiai pasiekiamas, tai savo laiku tiesiog nusprendžiau pernai. Aš turėjau batus. Po persilikimo papuoliau ligoninę, ligoninės biudžetas pradėjau. Geriau daryti vieną dalyką gerai, negu blaškytis per 20 kokių 15 nepabaigti. Jo, teisingai. O dabar, sakykime, patartumėte, jaunimas dažnai turi savo svajonę, kažką kitą turi atidaryti savo barą. Vaikinas savo restoraną, maistą, tai ar patartumėte jaunimas atidaryti savo barą? Aš galiu patarti, kokį barą atidaryti. O kokį patartumėte? Nes iš tikrųjų, tai aš minėjau, tie lokalūs barai, kurios turi ateitie. Senamiestis ir persantintas šiuo metu barais. Kiekvienas iš tikrųjų unikalus turi būti baras, nes jeigu tu padarysi tokį barą kaip pas kitus ir bandysi konkuruoti kainą arba disciplinimus, 10% daugiau svorio, tai niekam nebus įdomu. Turi būti unikalus. Unikalus baras, super, atidarė komedijų baras, reiškia, kur gali ateiti, išgerti gaus ir pasiklausyti anekdotų, ko Lietuvoje nebuvo užsienį, tai yra super populiarūs barai. Tokį pat ir tiesiog alaus barą, bet tu tiesiog alaus barų, tu vat išeini iš gatvės, kiekvienam nami parodysiu, bet yra toks baras ir man tai turi paaiškinti, kom tavo baras bus kitoks negu visų. Nes universalus, kad staiga atėjau, pasakiau, tas baras bus populiariausias Lietuvoje. Su alaus namais tai išėjo, dabar už tas koziris po 5 metų nebesuveiks. Reikia jau naują idėją galvoti. O tai dabar, šiaip tiesiog jaunimas yra toks Lietuvoje pastebėjom, kad išgirsta gerą idėją ir iškart bando implementuoti, įgyvendinti. Gal turit kokią pasidaryti iš karto, taip pamatysit, kad po metų iš tikrųjų daug varų įsiklaus naujo. Ne, tai aš būtent rekomenduočiau dabar jaunimui, būtent yra tie lokaliniai barai, gyvenamosiose rajonuose tarp daugiaaukščių, ko Lietuva nėra išnaudota, patys turbūt užsienį keliauja, Vokietija, ir Airija. Ten kiekvienas rajonas turi vietinį barą, kur renkasi vietiniai žmonės iš tos gatvės, iš to rajono. Ir jie kiekvieną vakarą ten ateina susitikti su draugais, pavyzdžiui, net neiškyla klausimus, kur žiūrėsi krepšinį, kur žiūrėsi futbolą, kur žiūrėsi Formulę 1. Kada tik tai? Tenais, ir jie žino, kad tam bare renkasi jų gatvė. Ir tai gatvė, sakysim, kaip
sakant, ir stiprėja tokia kaip ir kaimininė dvasia, nes pas mus daugiaaukščių, sakysim, rajonuose, tai aš pats gyvenu, reiškia, daugiaaukštį, už kaimynų išmatymą kelis pažįstamų. Net nežinočiau, su kuo sveikintis, dar kažkur. Jeigu būtų baras kažkur, kur vakarė gali atsisėdė vis tiek prie butelio ir prie bokalo. Žuva kita eina ir gali kažkur pasidalinti ir galbūt ten yra naudingos pažintis, pavyzdžiui, tam vienas mašinas tvarko, trečias ten kokį garažą, pavyzdžiui, nori išnuomoti, dar kažką. Tokį vietinis gyvenimas turi vykti. Tų lokalių barų Lietuvoje, mažųjų, tikrai labai trūksta. Suprantu, norėčiau tada už įžvalgos, iš viską, ačiū, kad papasakojau savo istoriją ir davėte patarimų kitiems. Negaila, kad dabar atsiras daug konkurentų iš karto ir pradės konkuruoti. Ne, konkurencijos nereikia bijoti. Konkurencija tave priverčia tik tai pasistengti. Jei kažkas geriau padaro negu tu, tai iš karto pasižiūrė, aš to nepadariau. Kažkas, atrodo, kad tai mano idėja buvo ideali, kažkas surado kažkokį pliusą, kuris dar geresnę padarė. Galvoju, kodėl ne tu padarėjai, galbūt jis padarė gerą idėją, atvažiuoja pavogs arba pasiskolins. Konkurencija visą laiką yra gerai. Nebūtų konkurencijos, tai, kaip aš sakau, būtų vienos rūšies alus, vienos rūšies dešrelės ir visi vaikščiotume vienos siuvyklos drabužiais ir važinėtume su tokiais pačiais dviračiais ar automobiliais. Ačiū, kad kažkas buvote. Sėkmės verslininkams.